Mes esame Kauno Vaškų gimnazijos mokiniai ir mes dalyvaujame Erasmus projekte Think Global, Learn Being an Entrepreneur in Europe. Tai aš esu Rugilė Čepkauskaitė, tai buvo mano pirmas kartas išvykstant į Erasmus projektą. Prieš išvažiuojant buvo nerimo, kaip viskas vyks ir bet nuvykus supratau, kad viskas tikrai bus gerai ir visi žmonės labai malonus ir draugiški. Į visus klausimus apie mokyklą, kalbą ir mobilumą atsako suprantamai. Aš esu Aurėja ir man yra 16 metų. Erasmuse buvau pirmą kartą ir prieš išvažiuojant taip pat turėjau nedidelio nerimo, bet jo buvo, bet tik tai atvykus ir kai mane pasitiko mano host šeima, supratau, kad visas nerimas buvo veltui ir tiesiog nebuvo dėl ko nerimauti, nes viskas buvo tikrai gerai. Aš esu Vilius Kirmantas, aš mokiausi 8 klasėje, Vaškų gimnazijoje ir tai buvo mano pirmas kartas Erasmuse, man tikrai labai patiko ir manau, kad tikrai norėsiu sugrįžti ir jei pasitaikys proga, važiuosiu į sekantį savo Erasmus projektą. Mano vardas Žemyna, man yra 15 metų ir tai buvo mano pirmas kartas Erasmus projekte. Mūsų mobilumo tema buvo lyčių lygybė. Šiame projekte dalyvavo Kroatija, Portugalija, Italija, Lietuva, Graikija ir Latvija. Mes išvykome 2023 m. spalio 15 d. Programa vyko didžiausiame ir vienintelėje miestelio Šiaurės Latvijoje Gulbene mokykloje. Jų mokykla gan skyrėsi nuo mūsų. Mes buvome tik 2 aukštuose, tačiau iš išorės jie atrodė didesnė. Koridoriai buvo gan painus, kartais jau buvo jausmas, kad vaikštų labirintuose, bandant surasti, kurioje vietoje mums vyks kita veikla. Taip pat man labai patiko prie jų mokyklos parkelis, kur galima pasivaikščioti per pertraukas, arba ten vyksta pamokos kartais. Taip pat ten buvo paminklai, jeigu gerai atsimenu. Taip pat jų mokykla turi šalia sporto centrą, kur galima ateiti ir šiaip pasportuoti kaip į sporto klubą. Taip pat ten vyksta kūno kultūros pamokos, ten yra kelios krepšinio salės, kurios galima naudoti kaip tinklinę. Taip pat ten kai kurie ėjo daryti nuotraukas vienai užduočiai. Prieš išvažiuojant iš Lietuvos mes ruošėme šiam projektui, darėme SWOT analizę apie lyčių lygybę. Tai buvo mūsų pirmas kartas tokią analizę darant, tai tikrai buvo iššūkių, su kuriais mes visai susitvarkėm. Ir mūsų apgyvendino pas šeimas, kurios gyveno tame miestelėje. Didžioji dauguma veiklų vyko mokykloje, bet kelias dienas turėjome ir išvykų. Mokykloje programa tikrai buvo įdomu su daug įtraukiančių veiklų. Vienas iš pagrindinių veiklos tipų buvo ėjimas į kažkokią ekskursiją, kažko naujo sužinojimas, išmokimas, galbūt diskusija ir po to darimas pristatymą apie tai, ką išmokome, sužinojome, apie tai, ką diskutavome. Pristatymus daryti nebuvo labai lengva, nes laiko nebuvo duota tikrai daug, bet ir pristatyti buvo sunku, nes mes tai darėm angliškai ir bent jau aš tai angliškai pristatymą pristatinėjau pirmą kartą. Taip pat į pristatymus mums reikėjo įtraukti SWOT analizės metodą. Ir tai buvo mūsų pirmas kartas jį naudojant, tad lengva tikrai nebuvo. Didžiąją dalį mes dirbome su mišriomis grupėmis, tai reiškia, kad yra po vieną žmogų iš visų šių šalių ir tikrai susipažinome su kitų tautybių žmonėmis, išmokome apie tas naujų dalykų, taip pat taip dirbti buvo daug įdomiau. Taip pat buvo ir kitokių veiklų, kaip suvenyrų sau gaminimas arba įvairių skanėstų darimas. Mes darėme įvairius skanėstus, taip pat gaminome tokius dalykus kaip baltiško ženklo išdeginimas ant medžio kaladėlės. Buvome išvykę ir į Stamerienos pilį. Čia mes ne tik susipažinome su šiuo didingu pastatu, bet ir diskutavom lyčių lygybės temomis. Man asmeniškai ten tikrai labai patiko. Padiskutavome įvairiais dalykais, pažaidėme įvairių žaidimų, ne tik apie lyčių lygybės temą. Taip pat pastatas tikrai yra labai gražus ir jame vaikščioti buvo įdomu. Buvo net tokia veikla, kur mums reikėjo vaikščioti po pastatą ir surasti tam tikrus dalykus. Tai buvo tikrai labai įdomu, nes susipažinome su pastatu ir pamatėm tikrai įdomų architektūros paminklą.
Po bendravimo su Gdanės miestelio bendruomenė, policijos, savivaldybės, bibliotekos ir menų atstovais apie lyčių lygybės situacijas, apie tai padarėm pristatymus ir juos pristatinėjom. Aplankėme baldus IKEA kompanijai tiekiančią gamyklą Avolio ir dienos centrą besirūpinantį neįgalius asmenis. Taigi, vienas iš įdomesnių veiklų, bent jau man, buvo važiavimas į ekskursiją Avoti kompaniją, kuri gamina baldus IKEA ir juos ten tiekia. Pagrindinis jų produktas net nėra baldai, tai yra nedidelės medinės dėžutės, kurias bent jau aš tikrai esu matęs visose IKEA'os parduotuvėse. Ten mes ėjome į ekskursiją ir tikrai buvo labai įdomu, pamatėme visą procesą, kaip yra gaminamos dėžutės. Kaip visokios lentutės yra padaromos, supjaunamos, kaip yra užtaisomos visokios ten defektai, kurie atsiranda per laiką. Ir tikrai buvo labai įdomu, pamatėme labai daug. Taip pat lankėmės dienos centre, kuris rūpinasi neįgaliais žmonėmis. Ten visi pasiskirstėme į grupės ir vieni kepė obuolių pyragą, kiti darė obuolių ir cukinijų uogienę ir treti žaidė žaidimus. Aš asmeniškai buvau grupėje, kuri žaidė žaidimus. Buvo tikrai įdomu pažaisti visokius medinius žaidimus, dėlioti visokias kaladeles, žiūrėti, kaip ten kas gausis, susidės. Buvo gan įdomu. Mačiau tikrai naujų žaidimų, ne tokių, kur matosi visose mugėse, kur nueini, taip kad buvo gan įdomu. Aš buvau grupelėje, kuri darė obuolių ir cukinijų uogienę. Tai mūsų procesas buvo gan paprastas. Vieni pasiskirstėme, vieni lupo cukinijas ir jas pjaustė kubeliais, kiti lupo ir pjaustė obuolius. Tada viską maišėme su cukrumi ir tos moteris, kurios mums padėjo gaminti, jos užkaitė virti ir tada mes visi gavom jau pagamintus stiklainiukus uogienės. Tai trečią vizito dieną mes turėjome visi galimybės pademonstruoti savo verslumo gebėjimus, ieškodami naujų produktų ar paslaugų idėjų, kurie padėtų spręsti lyčių lygybės problemas. Tai kūrėme savo verslo modelius ir juos pristatėme komisijai. Taip pat aš tiesiog negaliu, Gerai. Taip pat lankėmės Sveiki Basic School, kuri yra skirta specialiųjų poreikių mokiniams. Čia susipažinome su įvairiomis profesijomis, ugdymo procesu ir patys galėjome išbandyti keletą veiklų. Tai bandėme gaminti jų desertus, kuriuos paskui pasiėmėme, dekoravome kartoninius rėmelius, deginame ženklus medžio gabaliukose. Paskutinę dieną Latviai mums suorganizavo atsisveikinimo vakarą su įvairiais latviškais patiekalais ir šokiais. Ir buvo daug ašarų, juoko ir dėkingumo už tokią gerą galimybę ir už tokį gerą mobilumą Latvijai. Ten mes susipažinome su įvairiais šokiais, mums parodė, kaip jie yra šokomi. Taip pat buvo gyvos muzikos muzikantai, kurie grojo latvišką tradicinę muziką. Taip pat buvo vedėjas, kuris mums parodė visokių grupinių šokių, kuriuos mes pagal tą muziką galėjome šokti. Taip pat kitame gretimame kambaryje buvo įvairių latviškų vaišių. Man asmeniškai viskas kaip ir buvo gerai, buvo ir ne grinai latviškai vaišių, tiesiog vaišių. Bet šiaip pasakyčiau, kad bent jau nuo lietuvių virtuvės latviška per daug labai nesiskiria. Iš Gulbinės miestelio mes važiavome į Rygą ir ten lipome į bokštą, nuo kurio galima buvo matyti beveik visos Rygos vaizdą. Ir tenai pasifotkinome, paskui važiavom papietauti ir paskui mes su savo komanda ėjom į didžiausią Rygos turgų, kur nusipirkom suvenyrų.